žinai, aš esu girdėjęs tokį dalyką. Man sakė, kad jinai yra fatališka moteris. Aš manau, kad jinai yra tiesiog kekšė. Kas? Nu, tokia draugė. Žinau, kaip tas fatališkumas pasireiškia. Matai, man fatališka moteris yra Angelina Jolie, kurie visa nesitvarkysi skraido po Afrikas, dūksta su visokiausiais džiunglėse kartingais ir visa kita. Jo, bet matai, jinai turi sugebėjimų. Po 2 parų jinai pozuoja pasaulio amerikiečių Vogue. Filmuojasi neprieštinga damakinė. Vogue. Ir... O tu kada nors Peoplę arba Vogue esi padzavusi? Aš Vogue sakiau. Arba Vogue, Peoplę, New York Times. Ir kokiam dar aš nežinau. Kas pas mus dar populiaresnio? GQ? Playboy. GQ? Ne. GQ vyriškas, teisingai. Vogue, Vonitifė, mados ir grožio kanalai. Nuo jūsų Playboy ar Vogue. Vogue is bestas, taip? O H-E-L-L-O irgi ne? Nesi buvus? Aš nesu buvusi kol kas ne vieną. French Hello, ne? Taip? Bonjour, žurnale nesi buvus? Ne. Cosmopolitan? Ne, kol kas ne. Okay. Iki 16 ir vyresniems? Ne. Alright. Ne jokiam kol kas. Bet mielai sutiktum. Daugiau klausimų. Sutiktum, ar ne? Taip. Kaip tu manai, kokia tai turėtų būti fotosesija? Ar tu galėtum apsinuoginti? Vogue, pavyzdžiui. Aš galėčiau. Visiškai be patinių netgi liktų, ne? Nes tai aš laikau menu, fotografiją. Menas, taip. Aš irgi. Jaunystė viena. Aš irgi manau, baigtant veido irgi menas. Taip. Jeigu pavyzdžiui, kažkaip tai ypatingai. Jeigu mokėt reikia kalbėti reikia. Teisingai. Okei, tu galėtum, reiškia, ar ne? Tu norėtum, kaip tu manai, kur tai turėtų vykti fotosesija? Lauke, uždaroj patalpoj, prie sienos? Uždaroj patalpoj. Vogue. Nežinau. Vogue foto studijai. Nu, žodžiu, fantazija yra gera, čia galima tiek prikurti. Pataluose. Romantiška. Rytmečio aušroj pataluose, ar ne? Visai. Taip, kad Eifelio bokštas pro langą matytųsi. Nebūtinai. O kokia gatvė Eifelio bokštas yra plauk? Nesakysiu, nieko nesakysiu apie tai, nekalbėsiu ir nepasakosiu. Nepasakosiu ir nepasakosiu. Teisingai, palik paslapti Paryžių. Apie visą Prancūziją ir Paryžių. Teisingai, nes tik tai tu ten buvai. Neprivalau minėti ten esančių žmonių. Tu neprivalai nieko. Neprivalau pati viešinti savo asmeniškumo ir gyvenimo. Nes kokioj gatvėje yra Eifelio bokštas, yra tavo asmeniniai dalykai. Jo. Čia tikrai Ne, matai, žmogus, jinai buvus yra Paryžiui, mes nebuvo, tai nekalbėkim, gerai? Palauk, aš to jau tik tai the best restaurant in Paris. Paris. Aš bandau sužinoti, koks yra geriausias restoranas Paryžiuje, kaip manai, kas bus internete? Nežinau. Aš tiesiog noriu tavęs paklausti, ar tu žinosi. Yra, aš nežinau, kaip aš ištarsiu, Petit Pontoise. Aš žinau tik tai, ko man reikia. Petit Pontoise. Ir aš nieko nepasakosiu, neminėsiu aplink mane esančių žmonių. Arc Paris yra toksai? Nežinau. Buvai kada nors? Arba Pavilion des Princes. Paviljoną žinau puikiai. Paviljoną žinai puikiai, ne? O molą? Ok, palauk, ką tu valgiai paviljone? Žiūrint, kas tas paviljonas, jūs čia apie ką kalbat? Paviljonas de Prince, esantis Paryžiuje. Matai, man daug patinka kempingas Provence. Koksai? Kempingas Provence. Kempingas Provence. Taip palapinę ir... Ne. Čia matyti yra restoranas. Taip. Net yra tiesiog kempingas Provence. Visi organizuojam ir važiuojam. Taip, sen, čia yra kempingas Provence. Nes jai patinka krūmuose. O kas pavydas? Ne, aš džiaugiuosi už tave, kaip tu nesupranti, Samanta, kad tu suteikė kažkokį tai šviesos spindulėlį mūsų šaltoj žemoj šitoje, ne? Tiek mums, tiek visai Lietuvai. Taip, tu mums papasakoji apie užsienį. Kempingas Provence, daug levandų, pievų, jo, aplink. Atsiverti Vogue savo ramiai, tapšnoji Vogue.
Ai, nereikia. O kas pavydas, kad aš tą žurnalus galiu nusipirkti? Ne pavydžiu, aš džiaugiuosi už tave, tu supranti, kad kai pats nieko negali, tada džiaugiesi kitų galimybėmis. Ne visi tokie. Nu, bet aš tai toksai, aš tavo pavydžiu ir dėl to tavim džiūgauju, supranti? Maison de la Truffe Madeleine. Ui. Ui? Žinai, aš net nelabai suprantu, ką tu ten paukščių kalba, ta prasme, liežuvė netvertė. Gerai, aš sakysiu taip. O kaip yra skaitoma? Maison de la Truffe Madeleine. Telefonas tu nieko nevertė. Ne, nu tai aš tiesiog klausiu tavęs. Aš atsinešiu knygą į laidą ir galėsit ten kalbėti, pasakoti. O tu be knygos nekalbė. Irgi talentas. Irgi talentas. Aš kažkada tai irgi vartai, čia kažkaip tai dabar kalbame visi kartu vartai. Tu dabar iš žodyno irgi vartai? Man viskas yra. Po žodelį renkam, bet ir gerai viskas, nes kažkaip tai man. Aš norėčiau. Gražu šuo mūsų, ne? Labai. Tai va, žodžiu, siūlome tau 12 kupranugarių, šunį kudlių ir katiną vėją. Ir ką? Ir dabar, o kur tu esi, tarp kitko? Savo namuose. O tu išeini iš ten kartais? Nesupratau. Kada man reikia, tada aš ir išeinu. Kodėl tu tai kodėl tu visą laiką kada man reikia? Kodėl agresija visą laiką yra pirmas tavo? Kodėl man reikia? O tai būna žmonių, kurių neišleidžia iš namų, kai jiem reikia, ne? Aš kaip suprantu. Pažįsti tokių, turi kaimynų, kurių neišleidžia kaip jiem reikia. Nesidomiu kaimynai. Musulmonų kaiminystėje. Nes jie nežino, kaip sugrįžt. O šiaip tai nesijok. Ar jie bando pabėgti iš tų namų, iš kurių tave kartais išleidžia? Kai tau reikia. Kas? O taip. Čia rimta. Nekokios temos. Šiandien, žinok, mes nepasiruošę. Prisipažinsiu, nepasiruošę, tau paskambinam, dėl to taip ir gavosi. Tai va. Nieko čia tokio, kad šauna į galvą, tai ir diskutuojam, bet aišku, kad tos temos nežemintų manęs. Tai ar žemina tave nors viena tema? Jo. Kuri? Pavyzdžiui, maždaug, matai, kiek aš kainuoju ir visą kitą, aš neparsiduodu. Bet šuo kudlius? Gerai. Čia toksai juokas. Ar čia buvo atsakymas? Ne, tiesiog aš turėjau sužinoti, gal tu turi kainą, nes, matai, jeigu moteris žino savo kainą, reiškia, jinai yra jau kartą ją įvardijus, o gal ir ne kartą. Žiūrint, apie kokią tu kainą šnekė? Su kuo čia susijęs? Aš nežinau, su kuo tu galėtum susijęti savo kainą. Tu turi kelis variantus, gal turi. Tai maždaug... Turi, tipo, tik tai oralinis ir turi full package, tipo, kaina skiriasi dėl to, ar kaip? Ar ką tu klausi manęs? Ne, ta prasme, ką tu nori to pasakyti, kiek tu kainuoji? Na, aš tik tai paklausiu, gal tu, kaip būna moteris, žino. 3 metų prenumerata Vogue, 12 kupranugarių, šuo kudlius, šitasgi virtuvės baldų komplektas Voke ir Combines. Ir virtuvinis kombainas. Rolas dengia virtuvinį kombainą. Opa, ne ta knopkė, žinok. Naktį sapnavau, kad tu norėjai. Nu, Saman. Matai, jūs manęs tiek daug viso klausinės, bet aš jūsų niekada nieko kažkaip... Tai paklaus, mes labai norime. Ar pas tai galvoj nesusisuka klausimas joksai? Aš nežinau, net tiesiog... Nu, matai, nesusisuka. Justinas Martinkevičius, sapnav. Naktį sapnavau, kokios moteris jums patinka? Man kokios moteris, ar Rolui? Dabar nuo tavęs, vidum kokias moteris patinka? Vidum man patinka intelektualios moteris. Man patinka tos moteris, kurios gali palaikyti diskusiją, bet kurią temą. Tai yra labai svarbu. Man patinka moteris, kurios mėgsta juoktis ir pačios mėgsta pajuokdyti. Moteris, kurios nebijo juoktis iš savęs. Taip pat man patinka moteris, kurios turi aiškia nuomonė, tačiau aš esu įsitikinęs, kad bet kas ateina į diskusiją jau turėdamas nekeičiamą ir visiškai nuomonę, kurios jisai nesiruošia keisti, yra visiškas idiotas. Ir dėl to man patinka moteris, kurios yra linkusios į kompromisus. Ar tau užteks kol kas pradinės informacijos, ar dar tau ką nors pasakyti?
Matai, tai labai tiesiog kvepia manim, tiesiog kaip tyčia, kaip žinodamas. Aš tau rimtai sakau. Vadinasi, pataikiau. Vadinasi, mums pasisekė. Nes tokios moteris, jeigu aš surasiu tokią moterį, ilgai neužtruksiu. Jeigu tu surasi tokią moterį, aš tai užmušiu ir pasimsiu ją. Aš priklaupsiu ant kelio labai labai greitai. Kodėl? Kaip supras? Nes aš dar kol kas nesutikau tokios moters. Kai aš ją surasiu, vat aš iš karto ir klauptelsiu. Matai, aš tokia esu. Ir ką? Aš jau ant kelio. Ne, okei, tai Rolai, papasakok dabar, kokia tau patinka moteris. Apie vidų dabar šneko. Paskui išorę. Man tinkasi su sveikais organais pirmoje eilėje. Aha. Ir man labai dar patinka moteris, kurios sugeba... Alio, Samanta. Alio? Alio. Ne, matyt, padėjo ragelį. Praradom ryšį.